Rytinė procedūra, pasipuošt, pasiruošt, Ignitis On pažink Baltijos pajūrį varžybose, nes tai yra kasmetinė šventė, kurios visi elektromobilių judėjimo fanai laukia. The battery is all charged up. No doubts that it will be a successful day. Of course, this is a race and we have to strive for the results, but we should not forget that this is really a day about fun. 1-1-8-4-5. Penktas, taip? Laukiam starto 0-0. Mes esame didelė komanda ir čia nereikia svorio skaičiuoti, čia yra energija reikia skaičiuoti, čia labai daug geros energijos. Važiuojam turizmo kategorijai, kur galima ir pasigrožėti važiuojant, bet ir pasivaržyti tarpusavį. At the moment, it's easy to travel all across the Lithuania with electric vehicle. Today we'll show and prove that it's exactly the same and easy experience to travel across the Baltic. So I wish all of them an amazing and easy travel. Mūsų tarpinis sustojimas, čia susirinks visos abiejų kategorijų komandos. Kodėl verta dalyvauti Ignitis On elektromobilių varžybose? Tai pažiūrėkit, kiek yra visokiausių automobilių, galima pamatyti visokių skonių, pajusti iš tiesų, kas yra tas važiavimas įvairiom sąlygom. Of course, nothing is going according to plan. When you have 70 different strategies, then somebody has the same strategy. And we went through plan A, B, C, and now probably we are at plan E, or I don't know. But at least it's fun and very interesting. Ciao. Jeigu jūsų paklausčiau, svarbu dalyvauti ar laimėti, sakytumėt? Vienareikšmiškai tik tai laimėti. Kam dalyvauti, jeigu nesitikė laimėti? Ar tikrai to adrenalino ir azarto čia, šiose varžybose yra daug? Tikrai yra daug, nes daug labai reikia skaičiuoti, planuoti. Jeigu nori laimėti, reikia rizikuoti, o rizikuojam šiandien labai daug. Matome, kad galim prasukti žymiai daugiau kilometrų, nugaros šlapios. Aš anksčiau sakydavau, kad štai mes važiuojam su kažkokia tai ateitimi, bet ne, nebegalioja tas žodis, jau dabar tai yra tikrai dabartis ir tokia dabartis, kuri jau net ir turbūt vakar diena daugeliu atveju. Ketvirtas, 19.04. Penktas, 3.8. Iš Lietingų Pernų miesto mes sveikinu finišavus elektromobilių varžybose. Ar laimėjot? Tai reikia sveikinti su pergalė. Aišku, kad laimėjom. Ko mes čia važiavom, jeigu nelaimėt? Mes dar rezultatų nežinom, bet svarbiausia, kad širdyje tai jau yra nugalėtojai. 1% beliko atvažiavus, nes jau 5 kilometrus galėjom te važiuoti ir viskas būtų buvę. Man būtų smalsu pasižiūrėti statistiką ir jūs esate vienintelis ekipažas sugrįžęs su 1%. Yra su -1, tai. Jūs jau pliuse. We did not have to charge at all. Wow. We still have some more than 60 kilometers left. It was super friendly atmosphere on the road and everybody were polite. Sako, kad žmonės po šių varžybų sudalyvavę juose pradeda ieškoti pirkti elektromobilį, tai aš esu viena iš tų, kad tikrai pradėsiu dairytis. Tai man labai patiko iš tikrųjų. It appears that driving an EV from Palanga to Pärnu is just a relaxed drive, especially now when Ignitis On has its charging network in all Baltic states, including Estonia. So summer is coming, bring your family, take your EV and friends and go discover Baltics.